Nespėsi nusičiaudėti? Jau rasi gydytoją. Mano daktaras.lt. Sveiki, aš esu žurnalistė Miglė Sokolnikaitė ir sveikinuosi su jumis iš 15 min studijos. Šiandien kalbėsime apie pavasarinį nuovargį, o mums plačiau pakomentuos šeimos gydytoja Giedrė Žalaitė Galkauskienė. Sveiki, Giedrė. Sveiki. Tai atėjus pavasariui dalis žmonių atsigauna, dalis kaip tik jaučia tokį nuovargį. Kodėl tas nuovargis atsiranda, kokios priežastys tai lemia? Po žiemos kiekvienas iš mūsų organizmas adaptuojasi prie pasikeitusių sąlygų skirtingai. Tos pasikeitusios sąlygos, tai galėtų vienas iš svarbiausių būti miego režimo sutrikimas, persukant laikrodį. Tai žiemos perinam prie vasaros. Automatiškai mūsų režimas trinka. Tuomet temperatūrų pokyčiai. Iš žiemos perinam kaip ir į pavasarį, atrodo turėtų šilti, bet pas mus šeimos gydytojus kovas balandis pikas susirgimų. Tai vėlgi išbalansuoja organizmą žmogaus. Taip pat vitaminų stoka ir mikroelementų stoka iš po žiemos, mes kaip meškos bundam su stygium vitaminų. Hormonų pokyčiai, ilgėjant dienom melatonino kiekis mažėja, atėjant pavasarį serotonino kiekis auga ir mes iš tikrųjų, tas organizmas išsibalansuoja, nesupranta, kaip man reaguoti. Tai vat pagrindinės tokios priežastys, žinoma, prisideda ir nevisavertė mityba žiemos metu ir fizinio aktyvumo sumažėjimas irgi žiemos metu. Tai toks organizmai šokas. Visas kompleksas. Visas kompleksas, tiesa. O kokių vitaminų ir mikroelementų dažniausiai trūksta organizmui po žiemos? Pagrindinė tai vitamino D, jau kai pas mane ateina pacientai ir skundžiasi silpnumu, aš iš karto klausiu, ar mes vartojam vitaminą D. Čia yra mūsų kūno varikliukas. Tai vitaminas D, moterims ypatingai geležis, vitaminas B12, magnis ir kiti. O kaip reikėtų atskirti, ar tai yra sezoninis nuovargis, ar jau lėtinis nuovargis ir kažkokios rimtesnės sveikatos problemos? Taip, tai sezoninis nuovargis pas mus trunka keletą savaičių, kol organizmas įsivažiuoja prie pasikeitusių sąlygų. Lėtinis nuovargis jau trunka keletą mėnesių ir pacientai tikrai ateina sunerimę. Tų simptomų padaugėja yra, jie būna bent keli ir tuo skiriasi. Būtent ta trukmė. O kaip gyvenimo būdas prisideda prie to lėtinio nuovargio, kokią įtaką jam daro? Prisideda ženkliai, todėl aš visiems ir sakau, mes turėtumėm gyvenime turėti balansą, turėtumėm būti įdėti į stiklainį, kur mūsų aplinkos sąlygos veikia mažiausiai. Tai miego sutrikimas, stresas, mityba, žalingi įpročiai mus visus išbalansuoja. O kada nuovargis jau turėtų būti signalas, kad dabar jau reikėtų apsilankyti pas šeimos gydytojus, aiškinti priežastis, kaip mes turėtume jaustis ir kada turėtume suprasti, kad jau laikas? Taip, tai vėlgi priklauso nuo trukmės, turi bent keletą savaičių simptomai būti ūmus ir pagrindiniai iš simptomų tai yra silpnumas, nuovargis, mieguistumas, irzlumas, atsiranda pacientam ir širdies permušimai, galvos svaiguliai. Tai yra pagrindiniai simptomai, kurie jau jiems yra signalas ateiti pas mus, šeimos gydytojus. Kokius tyrimus tuomet rekomenduotumėte atlikti žmonėms jaučiantiems nuovargį? Tai iš pradžių žinoma bendrą kraujo tyrimą, kur mes pasižiūrėsim, kokį turim hemoglobiną, gliukozę, būtiniausiai skydliaukės rodiklius, geležį, feritiną ir mano mylimą vitaminą D su vitaminu B12. Tai kaip atsigauti žmonėms po žiemos, kokie gal pagrindiniai dalykai yra, ką jie turėtų daryti kitaip, kad nereikėtų, ir pas šeimos gydytojus gal taip dažnai eiti ir kad nuovargis nebūtų toks ilgas susitęsęs? Kaip ir minėjau, turėti tą balansą. Aišku, atėjus pavasarį ir į žiemos sunku adaptuotis, bet stengtis kažkaip mūsų organizmą įvesti į tą naują pavasarinę pradžią. Tai mityba, aš kaip sakau pacientam, miegas, mityba, sportas, triada. Ir tuomet galėtų pagerėti visas. Tikrai taip. Išsimiegam, mažiau streso, visavertė mityba, iš karto mes turim mikroelementų ir aišku, dar kaip uogelė ant torto, tai pakeliaukim, gaukim tą vitaminą D.
Bet ar galima šitais dalykais, susitvarkyti, negeriant tų papildomų kažkokių vitaminų, mikroelementų? Taip, žinoma, viskas susideda į mūsų mitybą. Faktas, kad reikia stengtis tvarkingai maitintis. Aš savo pacientams visada rekomenduoju pusryčiai, pietus, vakarienę ir kapsulytę vitamino D su žuvų taukais. Supratau, ačiū Jums labai, kad atvykote, ačiū mūsų žiūrovams, kad žiūrėjote. Iki kito karto. Nespėsi nusičiaudėti. Jau rasi gydytoją. Mano daktaras.lt